Šiandien man kebabų parekomendavo būtent Vilkijoje. Vasara baigėsi tada, kai aš nusprendžiau, o dabar dar nesibaigė. Dvaram jie oficialiai uždaryti su Vilkijos kebabai. Bet minusas, kad parekomenduota kebabinė atrodė labai savotiškai. Bet ką per savo kelionę sužinojau, tai neteisti knygos iš jos viršelio. Tad pabandom. Maistas bus tik už 20 minučių, tai reiškia, kad pakankamai daug jie gauna klientų. Kas yra geras ženklas. Nusprendžiau vis dėlto jiems savo skrandį patikėti, kadangi vieni iš mano mėgstamiausių kebabų buvo iš netokių estetiškų kebabinių. Na, bet Coca-Cola dėl visako vis tiek nusipirksiu. O čia toj pačiai parduotuvėje radau pigią knygą ir vos neįsidūriau akies su ja. Radau vieną iš mėgstamiausių savo autorių knygą už 3,60 €. Aš nusipirkau savo mėgstamiausią muilą. Ir tiesos momentas, ar man patiko tas kebabas? Mano svajonė. O tu dieve. Kaip žmogus, kuris nelabai mėgsta padažų, čia yra mano pragaras. Jis laimė, kad atėjau su visa šeima. Vasesiai tai labai patiko. Kebabas iš tiesų yra didžiulis ir tas faktas, kad nėra dydžių, tai jau ateikit ten tik tai su šeima. Kaip padažas tirštas toks, kiti tai tokie skysti povandenyje, o šitas tai tikrai tirštas padažas. Asmeniškai man nelabai patiko, kadangi yra per daug padažo, bet mano sesiai ir tėčiui visai patinka. Tai jeigu labai norėčiau valgyti, aš tikrai tą vietą sugrįžčiau, bet ar tai yra kažkokie labai man skanūs kebabai, neįti. Žinau, skonio reikalas man nepatiko, bet va jiems patiko, tai galvoju, čia problema. O į kokį miestą man nuvykti kitą kartą?